Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šios dienos tema - dažiūrėkite iki galo. Dažiūrėję iki galo, jūs tapsite protingesniais ir įgysite pranašumą prieš didžiąją dalį Lietuvos Respublikos piliečių. Šios dienos tema yra, pasisėmiau idėjos iš pastarojo laikmečio vaizdo įrašų, kurie yra mūsų YouTube'e, mūsų erdvėje viešojoje. Ir juose yra pradėta skatinti žmonės jau netgi ir labai užkietėję pesimistai, sakykime taip, kategoriškai labai žmonės, jau pradėjo po truputį keisti retoriką ir skatinti kitus žmonės prisidėti prie Ukrainos. Na, pavyzdžiui, Vaidas Žemaitis-Lekstutis pradėjo karts nuo karto savo laidose siūlyti paremti Ukrainą. Jeigu kas nors nori paremti Ukrainą, tai kreiptis į Janutinę ir per Janutinę jau žmonių mąstymas pradeda keistis. Ir gali būti daiktas, jūs dabar galvojat, kokias jis nesąmonės čia šneka. Supraskite, aš dėlioju savo laidas pagal tai, kaip mane mokė mokykloje. O mokykloje viskas ten buvo ganėtinai paprasta. Įvadas, dėstymas ir pabaiga, arba kitaip sakant, išvados. Tai va ta visą laiką mano pradžia būna tokia gan keista ir nelabai suvokiama ir prikočia, bet tie, kas žiūri iki galo, jiems viskas atsistoja į savo vietas. Tai va ir šiandienos laidoj viskas pabaigoje susidėlios į savo vietas. Taigi, Vaidas Žemaitis-Lekstutis pradėjo skatinti savo žiūrovus prisidėti prie, jeigu jie turi noro, ir prisidėti prie Ukrainos. Ir aš susimąsčiau, kad mes puikiai žinome, kas bus, jeigu Ukraina nelaimės. Mes negalim laimėti, tiesiog Ukraina kovoja už mūsų viso civilizuoto demokratinio pasaulio vertybės ir už ateitį. Tai kaip viskas aišku, jeigu Ukraina pralaimės, mes, lietuviai, mūsų šalis ir visas tas civilizuotas demokratinis pasaulis nebeturės ateities ir visą tai sugrius ir mes gyvensime blogiau nei dabar. Nes dabar mes gyvename taip, kaip niekada gerai negyvename. Ir aš užsidaviau klausimą, o kaip mes gyvensime, jeigu Ukraina laimės? Niekas nekalba. Mūsų politikai, visuomenės tie veikėjai įvairaus plauko, kurie galimai finansuojami iš vakarų, kad skleistų teisingą ideologiją. Masinio debilizavimo priemonės. Niekur nekalbama apie tai, kas bus, jeigu, kai Ukraina laimės. Ir visą laiką kalbama, kad Ukraina kovoja už demokratinės vertybės. Aš pradėjau galvoti, dėlioti viską. O tai jūs norit pasakyti, iki 22 metų karinio konflikto su Rusija Lietuvoje nebuvo bedarbių. Galbūt buvo aukštos pensijos, didelės pensijos ir pensininkai gerai gyveno. Galbūt, kas pas mus, galbūt stadioną buvo pastatę, galbūt mokesčiai buvo maži, galbūt atlyginimai buvo dideli, vidutiniai. Kas dar? O aš pradėjau galvoti, kas buvo mūsų toj nuostabioj, toj demokratiniai Lietuvoj, kokie ten tie tokie demokratinės tos vertybės, kurių mes galimai neteksime. Kas? O tada, gerai, laimės Ukraina ir susodins visus pedofilus. Laimės Ukraina ir pabaigs statyti stadioną. Arba susodins tos, kurie grobstė tos pinigus stadiono statybai skirtus. Galbūt pas mus nebuvo anksčiau korupcijos, dabar karinis konfliktas pas mus yra korupcija. Ir pavyzdžiui ten ne Maldeikis, o Masiulis ar Stepanavičius, kuris ten sėdi kalėjime už kyšių ėmimą. Čia šito nebuvo.
tebūnie, jeigu ir buvom, tai vad kai Ukraina laimės, korupcijos nebeliks. Ir aš tokios mintis mane kankino, ir aš nusprendžiau padaryti pokštą, pajuokauti. Ir pradėjau rašyti komentaruose, kokią nors naujieną, ir aš tą naujieną pabandau pritaikyti tokį žaidimui savo. Pradedu rašyti, prasideda mano tie visi komentarai žodžiais, kai Ukraina laimės. Ir aš taip žaidžiau, ten, kaip ir sakiau, ne? Kai Ukraina laimės, padidės pensijos. Kai Ukraina laimės, ten bus sukurta darbo vietų. Ir iš užsienio sudarytos sąlygos lietuviam gyvenantiems svetur sugrįžti į Lietuvą. Tinkamos sąlygos ir mūsų ten. Ir žodžiu, aš pradėjau tą žaidimą žaisti ir šiandien, jau po pirmos, parašiau eilinę tokią velniavą. Ten susiję su Ukraina ir to savaime suprantama, kad tai susiję su Ukraina, nes kai Ukraina laimės, Rusija bus nustekenta, rusų kariuomenės nebeliks ir tada lietuvių 22 000 karių plus rezervininkai nesunkiai užkariaus Rusijos teritorijas su iškasenomis, kuri driekėsi nuo Uralo kalnų iki Vladivostoko. Ir šitas pokštas surinko virš 300 emociukų, virš 80, bent jau, paskutinį kartą, kai žiūrėjau, prieš pusvalandį, valandą. Tai buvo virš 300 emociukų ir virš 80 komentarų. Praktiškai visi, didžioji dauguma tų komentarų yra apie tai, kad man su galva negerai. Tai mane džiugina, kad žmonės žiūri kritiškai į tokias nesąmonės. Buvo dalis žmonių, kurie susivokė, kad tai yra pokštas. Kai kurie dvejojo, ar man su galva negerai, ar visgi tai yra pokštas, bet žodžiu, yra žmonių, kurie visgi adekvačiai žiūri į gyvenimą. Ir tiksliau, visi žiūri adekvačiai, tik tais vieni yra labai tokie kaip pasarkliukas su uždėtais tais, kad nesižvalgytų ir jie neturi laiko. Aš suprantu, jie pasižiūrėjo, perskaitė, sureagavo, jiems buvo juokinga, nes iš tų 300 emociukų virš 200, jeigu gerai pamenu, 240 yra taip vadinami žvengai. Tai, žodžiu, žmonėms buvo labai smagu, juokinga. Ir ką aš pagalvojau, o kodėl nepadarius mums bendrai su jumis, žiūrovai, ir šiaip su atsakingais šalies piliečiais, adekvačiais, galvojančiais, nepažais žaidimo. Dauguma mano žiūrovų yra vyresnio amžiaus žmonės ir ten grupė nuo 50 ir į viršų. Ten daugiausiai žmonių pas mane yra žiūrovų. Ir jūs, mėlėjai žiūrovai, greičiausiai pamenat, tokios būdavo tematiniai rašinėliai. Kaip pavyzdžiui, kaip aš praleidau vasarą. Arba reikėdavo sukurti kokį nors sloganą. Ne sloganą, kaip čia taip jau vakarietiškai šaukinį reikėdavo sukurti, sugalvoti kažkokį ir pasisakyti. Tai pažaiskime žaidimą. Parašykite, pradėkite socialiniuose tinkluose, rašydami komentarą, matot kažkokią nesąmoningą naujieną. O jūs paimkite, sureaguokite, parašykite, kai Ukraina laimės ir pridėkite savo dalį. To, kas, iš esmės, kad Ukraina laimės, šansų aš sekantis po neįmanoma. Ir ta antra dalis irgi turėtų būti kažkas sekantis po neįmanoma. Kaip pavyzdys, kai Ukraina laimės, susodins visus kyšininkus. Nei to bus, nei ano bus. Bet toks pokštas. Ir pabandykim pažaisti. Kas ką sugalvos. Aš tokius kelis esu sugalvojęs, kelis panaudojau, išdėjau ir buvo žmonėms smagu, faina, linksma. Pažiūrėsim, galbūt jūs irgi kažką užkabinsit.
negalvokit, kad iš pat pirmo jums pavyks. Aš padariau turbūt jų, tai pasakiau kelis, turbūt 10 jau tokių. Jei Ukraina laimės, ten bus perrašyta istorija ir neliks ten dėmių, nežinomų ir iškraipimų mūsų istorijoje. Na ir, žodžiu, jeigu kas, turbūt tie, kas mane žiūri, jau pastebėjo tokius mano keistus poelgius. Ir kodėl aš darau šitą vaizdo įrašą, todėl kad aš bijau, kad jau tas mano pokštas, jisai tampa nebekontroliuojamas. Ir toj žmonės į mane žiūrės kaip į visišką prietranką, nes kokias nesąmonės jis šneka, atrodė, buvo lyg ir adekvatus ir visai buvo įdomu jo paklausyti, o dabar, ką jisai ten rašinėja, kai Ukraina laimės. Tai va, tai kad aš netrodyčiau keistas ir kaip šiek tiek trenktas, prisidėkite prie manęs. Pabandykim, parodykite savo fantaziją, parodykite savo išmonę, pajuokaukit. Aš sutinku, ne visiems tai išeis, ne visi tie pokštai bus smagus, įdomus, bet manau, kad tie, kurie bus tikrai verti dėmesio, aš juos kažkur pastebėsiu, pamatysiu ir jie sulauks atgarsio vienokio ar kitokio. Tai va, tai nepamirškite, kai Ukraina laimės, kablelis ir tada dadedat savo tekstą. Nedėkit didelio, nereikia ten 3 sakinių, 4, galit, aišku, jeigu tikrai sąmonės geras. Bet šiaip vienas, dabaikit tą sakinį, galbūt dar vieną pridėkit, kad būtų daugmaž aišku, ką jūs norėjote to pasakyti. Dabar aš galvoju, kažkokį vieną tokį labai paprastą elementarų. Vaidas Žemaitės Leksutis įdėjo apie tai, kad naujiena apie tai, kad berods 5,8% Lietuvos Respublikos piliečių gyvena už skurdo ribos. Ir aš padariau tokį vėlgi tą pokštą, parašiau, kai Ukraina laimės, Lietuvoje nebeliks varguolių. Ką aš noriu to pasakyti? Toks jisai dviprasmiškas pokštas. Kai Ukraina laimės, su tom tendencijom, kurios yra dabar, tie varguoliai visi išmirs. Jų tiesiog nebeliks. Nes gyventi, kuo tolyn, to darosi sunkin. Ir ta situacija, tokia dviprasmiška. Aišku, iš kitos pusės, kad gali kažkas pamanyti, kad kai Ukraina laimės, mes taip gerai gyvensime ir tų varguolių nebeliks. Tai va tokia dviprasmybės yra sveikintinos, sarkazmas, galbūt kažkoks pasišaipimas, mūsų šalies piliečių trūkumų išryškinimas visai sveikintinas. Tai va, kai Ukraina laimės, kablelis, iki pasimatymo komentaruose.